pasirinkau savo įdomiausią temą apie skydliaukę. Ar dėl nutukimo kalta skydliaukė ir kaip savo padėti, jeigu visgi ta skydliaukė kalta. Tai visų pirma, kasgi ta skydliaukė? Tai yra 20-21 gramo drugelio formos liaukutė mažytė, kuri yra kakle priešais mūsų trachėją po didžiosiomis kaklo kremzlėmis. Ir žinom, kad 1986 metų balandį įvyko baisi katastrofa, tai yra Černobylio avarija. Ir jos metu po visą Europą pagrindė, matom ir Lietuva yra raudonoje zonoje, pasklido radioaktyvus jodas. Kadangi skydliaukė yra tas organas, kuris kaupia jodą ir iš jodo gamina hormoną tiroksiną, todėl būtent Lietuvoje, Švedijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje po 86 metų katastrofos labai išaugo visokių skydliaukės pažeidimų, ypač skydliaukės vėžių bei gūžių. Tai gal kam nors teko matyti ar moterį ir vyrą, ką matote kairėje pusėje su padidėjusiu tokiu kaklu. Tai čia reiškia toksai difuzinis gūžys, kada yra skydliaukė pažeista, tarkim, jeigu kalbėsim apie Černobylį ir tas kaklas toksai didelis, tas didesnis neįprastas Adomo obuolys, o dešinėje pusėje, aš dabar galvoju, šitaip, o dešinėje pusėje matome randuką po skydliaukės pašalinimo. Tai dažniausiai būna pašalinta skydliaukė po vėžio, bet tie randukai gražiai sugie. Tai tiesiog, kad atkreiptumėt kada dėmesį, gal esat kur matę ar kaimyną, ar kokį praeinantį žmogų. Na ir ką, ir kodėlgi ta skydliaukė, ta 21 gramas, jos yra toks svarbus. Tai pagrindinės jos funkcijos, tai visų pirma, mums besivystant dar būnant motinos gimdoje, skydliaukės hormonai yra atsakingi už smegenų vystymasi, už širdies ritmą, už kvėpavimo greitį bei dažnumą, gliukozės metabolizmą, moterim ypač svarbu mėnesinių ciklui bei vaisingumui, kepenų veiklą, raumenų veiklą, palaiko kūno temperatūrą, skydliaukės gaminami hormonai ir žinoma kūno svorį. Tai reguliuoja riebalinio audinio kaupimą organizme arba riebalinio audinio skaidymą. Ir kai pagalvojam apie žodį skydliaukė, iškart turėtume galvoti apie žodį metabolizmas. Tai yra skydliaukės gaminamas tiroksinas aktyvina metabolizmą, tai yra mūsų medžiagų apykaita keliais būdais. Tai visų pirma, didina širdies susitraukimo dažnį, skatina ląsteles greičiau naudoti cukrų ir riebalus ir didina termogenezę. Tai termogenezė toksai procesas, kurio metu organizmas naudoja kalorijas, tai yra dažniausia sukauptus riebaliukus arba angliavandenius raumenyse ir kepenyse, kad palaikytų mums tą tipinę 37, o tiksliau 36,6 laipsnių Celsijaus temperatūrą. Su skydliaukė turim du pagrindinius sutrikimus. Tai turim hipertirozę, kada skydliaukė per greitai veikia, ir turim hipotirozę, kada skydliaukė būna pavargus ir jinai nebesugeba mums pagaminti mūsų kūnui ir organizmui tiek tiroksino, kiek reikia. Žodžiu, dabar taip trumpai visą šitą dičkę lentelę aš jums papasakosiu. Hipertirozė, kada skydliaukė pagamina per daug tiroksino, žmogus būna nervingas, kūdas, oda švelni, lygi drėgna, greitai kvėpuoja, labai judrus, krenta svoris, nors daug valgo, ir būna didelės akys. Žodžiu, žmogus kūdas, nervuotas, blogai miega ir daug valgo. Galim ir šitaip, ir žmogui visada būna karšta, jisai netoleruoja karščio, negali eiti į pirtį. Tai jeigu pažįstat, patarkite išsitirti skydliaukę. Priešingai hipotirozė, kada yra lėta skydliaukė, žmogus nenori valgyti, tačiau dėl lėto metabolizmo ta energija neišsinaudoja, net ir valgant mažai, svoris auga. Akys būna patinusios, svoris didesnis, žmogus lėtas, depresiškas, visada nori miegoti ir kvėpavimas sulėtėjęs, pulsas sumažėjęs. Žodžiu, kai aktyvi skydliaukė, aktyvus kūdas žmogus, kada skydliaukė lėta ir žmogus liūdnas, lėtas, dažnai gali būti ir depresija. Ir štai čia tokie gal tipiniai pavyzdžiai tokių jau kraštutinių atvejų, tai raudona rodiklė rodo hipertirozę, per daug aktyvę skydliaukę. Kūdas žmogus, lieknas žmogus, didelės gražios akys, būna nori matyti platų pasaulį. Hipotirozė, mėlyna rodiklėlė į viršų, matot, moteriškės dvi, liūdnas veidas, pati nepakei, didesnės lūpos, pagurklis.
matom, kad ir didesnis svoris, ir toks grinai liūdnos akys, tai visa tai yra tokie, tipiniai veido požymiai, kurie rodo, kad skydliaukė žmogaus veikia lėtai. Ir su svorio augimu pagrindė yra susijusi hipotirozė. Hipotiroidizmas tai yra lėta skydliaukė. Dažniausia priežastis lėtos skydliaukės, kada jos veikla sutrinka, yra Hashimoto arba dar kitaip vadinamas autoimuninis tiroiditas. Ir tai yra pagrindė moterų liga. Viena iš 8 moterų pasaulyje turi šį tiroiditą. Tokia viena labiausiai paplitusių ligų ir serga 10 kartų dažniau nei vyrai. Tačiau aš savo praktikoje turėjau ir vyrų pacientų, tai tikrai nėra kažkokia tai išimtis, kad vyrai neserga šią ligą, tikrai būna. Rizikos veiksniai tai yra lytis. Moteris dažniau serga tiroiditu, tai yra skydliaukės veiklos sulėtėjimu. Genetika. Jeigu šeimoje pirmos eilės giminaičiai, pavyzdžiui, mama, tėtis, brolis, sesė, vaikas turi šitą ligą, tai labai didelė tikimybė, kad ir asmuo gali ją turėti. Taip pat amžius. Dažnai šią skydliaukės ligą serga arba jaunos, vaisingo amžiaus moterys, arba jau vyresnės 50-60 metų. Taip pat būna jodo stokos regionuose, tai pavyzdžiui, Afrikoje, Pietų Amerikos šiaurėje, kur trūksta tiesiog jodo, bei rizikos veiksnys gali būti kitos ligos. Tai kaip ir minėjau prieš tai parodytam pavyzdį, kad jeigu žmogus turi vitiligo arba kitą autoimuninę ligą, pavyzdžiui, žarnyno autoimuninę ligą, kažkokį tai kolitą, arba turi, pavyzdžiui, reumatologinę autoimuninę ligą, kada pats organizmas pažeidžia sąnarius, tai yra labai didelė tikimybė, kad žmogus turės autoimuninį Hashimoto tiroiditą. Tai gal truputėlį dar plačiau, kas tas autoimuninis. Auto iš lotynų kalbos medicinoje reiškia, kad nukreiptas pats prieš save, o imuninis tai reiškia, kad pats organizmas atakuoja savo ląsteles. Tai Hashimoto ligos metu organizmas gamina antikūnus, kurie krauju keliauja į skydliaukę ir ją po truputėlį valgo, kaip kokie blogiukai. Ir dėl to pažeista skydliaukė nebesugeba tiek tiroksino pagaminti, kiek reikia kūnui. Ir tipinė pacientė, taip. Tos blogiukus, kurie valgo tą žmogų. Paskui papasakosiu, viskas gerai. Juos paimti ir panaudoti gydant kitas ligas. Paskui papasakosiu, ką su tais blogiukais. Reik luktel truputėlį. Tai tipinė pacientė, dabar ką atėjusios jaunos moteraitės į kliniką, ką jos man sako. Gydytoja, niekaip negaliu numesti svorio. Valgau nedaug, o pučiuosi kaip balionas. Aš visada nuvargus, betgi turiu 2 vaikus, tai gal dėl to kažkokia apatija apniko paskutiniu metu. Per pusę metų plus 7 kilogramai, nors gyvenime atrodo niekas nepasikeitė. Čia ir ta korona, ir vaikai, o kilogramai auga. Ir žodžiu, lyg ir nėra tų priežasčių, bet nuovargis, svorio augimas pati nepakei. Ir pagrindiniai simptomai, kurie yra būtent sulėtėjusios skydliaukės, iki 90% žmogus skundžiasi chroniškų nuovargių bei silpnumu. Antras simptomas - padidės jautrumas šalčiui, taip pat iki 90%, nes lėtesnė medžiagų apykaita. Žmogus nebegeba tiek pagaminti šilumos iš savo energetinių resursų, tai yra gliukozės riebalų, dėl to žmogui visą laiką šalta, jis ieško šilumos. Ir 60-70% būna svorio padidėjimas. Žinoma, būna ir kiti, bet jau tokie labiau specifiški simptomai. Jeigu yra nuovargis, jautrumas šalčiui ir svorio padidėjimas be priežasties, tai tikrai reikėtų išsitirti skydliaukę. Diagnostika. Tai labai viskas yra paprasta, kaip ir kiekvieną ligą dažniausiai diagnozuojam 3 etapais. Tai visų pirma simptomai, surenkam anamnezę, pasišnekam su žmogum. Antras - kraujo laboratoriniai tyrimai kokie, tai būtent tyriam antikūnus bei skydliaukės veiklą atspindinčius hormonus. Ir žinoma vaizdinis, kažkoks tai vaizdinis tyrimas, tai šiuo atveju mums labiausiai tinka skydliaukės echoskopija. Tai kairėje matote normalią skydliaukę, jinai tokia nedidelė, būna lygiais kraštais, echoskopiškai atrodo graži, normalios kraujotakos. Dešinėje, čia taip schematiškai pavaizduota, esant tiroiditui, mes echoskopu matom ją padidėjusią tokią margą, tai kartais net radiologai, tie echoskopuotojai skydliaukę vadina giraffe-like pattern, kaip žirafos lopinėliais, būna tie margumynai esant tam autoimuniniam uždegimui. Ir gydymas dabar, aš čia įdėjau tą, aišku, gyvenimo būdo korekcija, mitybos korekcija, papildai ir tik paskui vaistai.
Ne visada, kai diagnozuojam hipotirozę, tai yra lėta skydliaukė, iškart skiriam vaistus. Išvengti ligos išsivystymo ar progreso galime, taikant atitinkamus gyvenimo būdo pokyčius. Ir aš dabar tokį mitą labai dažnai girdžiu iš žmonių, kurie turi, ypač moterų, kurios turi hipotirozę, jau priaugo svorio. Daktarė, skirsit man tiroksiną, man pradės augti svoris. Kaip, čiagi hormonas? Nu, visi hormonai augina svorį, kaip mes turim tokį kvailą įsitikinimą. Deja, priešingai, trūkstant tiroksino, auga svoris, paskyrus tiroksiną, normalizuojam skydliaukės veiklą ir tada svoris pats, savaime vėl normalizuojasi, grįžta į vėžes. Tai irgi tas toks mano mitas number one, visi hormonai storina. Priešingai, trūkstant kai kurių hormonų, svoris didėja. Pavyzdžiui, trūkstant tiroksino hipotirozės metu. Ir kai pradedam jį skirti su tabletėm, dažnai tas svoris per 2-3 mėnesius jisai normalizuojasi. Tai pirmas tas gydymo žingsnis, kaip ir visų lygų, yra gyvenimo būdo korekcija. Atsisakyti rūkymo, alkoholio, miego higieną, mažinti stresą ir žinoma galim dėti tritaškį, tiesiog toks geresnis gyvenimo būdas. Ir taip, rekomendacijos bendros išlieka tos pačios, kaip ir visoms lygoms, žodžiu, rūkymas, alkoholis, miego higiena, 8 valandas per parą, žodžiu, viskas lieka taip pat. Fizinis aktyvumas, žinoma, kadangi ir taip hipotirozės metu sulėtėja medžiagų apykaita, tai mums ypač svarbu, kad žmogus turintis hipotirozę, kurią ar reikia gydyti vaistais, ar dar jos nereikia, išliktų pakankamai fiziškai aktyvus. Ir aš radau tokias rekomendacijas esant hipotirozei, kad intensyvūs aerobiniai pratimai skatina skydliaukę gaminti tiroksiną, kuris žymimas medicinoje FT4 – free thyroxine. Fizinis aktyvumas taip pat padeda palengvinti depresijos simptomus susijusius su hipotiroze, nes, kaip žinom, fizinis aktyvumas judesiai skatina laimės hormonų endorfinų gamybą. Taip pat judėjimas padeda greičiau pasiekti tą prieš skydliaukės pažeidimą buvusį svorį, padeda numesti. Ir rekomendacija tokia bendra, bent nuo 150 iki 300 minučių vidutinio fizinio aktyvumo judesio, arba 75-150 minučių intensyvaus judesio per savaitę. Tai aš taip daugmaž pagalvojau buitiškai paprastai suskirstyti, kad vidutinis tas fizinis aktyvumas yra greitas ėjimas, elipsinis treniruoklis, pavyzdžiui, sporto salėje, lėtas plaukimas, tenisas, gal badmintonas, kažkoks toks nesunkus, nelabai intensyvus krūvis. Net ir ta pati namų ruoša galėtų būti kaip vidutinis fizinis aktyvumas, jeigu reikia kur kokį kampą prasiurbliuoti. Intensyvus fizinis krūvis tai būtų bėgimas, važiavimas dviračių, svorių treniruotės, kardio treniruotės ir jau labai intensyvus tai tas HIIT vadinamas High Intensity Interval Training, tai čia jau tas iki uždusimo, jis netgi galima būtų jį pavadinti ir labai intensyvus. Toliau, išrinkau, kogi nemėgsta mūsų skydliaukė, net ir būdama sveika jinai nemėgsta, taip kabutėse parašiau kai kurių dalykų, tai kaip Lapinskas lektorius minėjo, atsisakyti cukrų ir perdirbtų produktų. Tai yra sūreliai, visokie saldainiukai, bandelės. Ir aš suprantu, kaip tai yra skanu, bet visgi tai nėra geras dalykas, nei skydliaukiai, nei dar kažkam. Taip, saldi nuodėmė. Gliutenas, kuris yra randamas rugiai, miežiai, kviečiai. Rugiuose, miežiuose, kviečiuose vengti gliuteno turinčių produktų, nes gali paaštrinti virškinimo trakto simptomus, kuomet yra hipotirozė, gali būti vidurių užkietėjimas, tai gliutenas gali paaštrinti šitą simptomą. Toliau vengti sojos ir jos produktų, nes slopina jodo įsisavinimą, o esant ir taip jau lėtai skydliaukiai, tai mums reikia netgi ir daugiau, tas jodo poreikis jisai šiek tiek išauga. Ir yra toks įdomus dalykas, angliškai vadinami cruciferous vegetables, kryžmažiedžiai. Tai radau tyrimų, kad vieni tyrimai, vienos apžvalgos rekomenduoja jų vengti, kiti kaip tik sako, kad jie turi daugiau naudos nei žalos, nes buvo ištirta, kad kryžmažiedžiai tai yra Briuselio kopūstai, brokoliai, kalafijorai, keil kopūstai ir visi, žodžiu, kryžmažiedžiai, tai būtent tokios kopūstinės daržovės slopina jodo įsisavinimą žarnyne. O kaip tik esant hipotirozei mums reikia daugiau to jodo. Tai
labai tokį gerą tokią rekomendaciją radau, kad apdoroti termiškai, tada mes tas kryžmažiedžių negeras medžiagas sunaikinam, bet paliekam dar vitaminus. Skydliaukė ką mėgsta, top 5. Tai yra jodas, vitaminas D, geležis, selenas ir omega 3. Tai pirma, jodas rekomenduojama nuo 150 iki 300 mikrogramų dienai ir šaltiniai jodota druska, jūros gėrybės, jūrų žolė, žodžiu viskas, kas randama jūroje. Antras, riebalė tirpus vitaminas, tai vitaminas D. Kiaušinis, riebi žuvis, sviestas, riebus pieno produktai, žodžiu viskas, kas turi riebalo, tas dažniausiai ir turės vitamino D. Geležis nuo 15 iki 30 mg dienai, jautiena, organų, mėsa, ankštinės, daržovės, taip pat špinatai turi labai daug geležies. Selenas, riešutai, ypač braziliniai, bent jau aš tiem pacientam, kurie turi skydliaukės veiklos sutrikimą, rekomenduoju seleno bent 200 mikrogramų gauti papildomai su papildais, nes iš maisto kartais tiek surinkti neįmanoma. Ir omega 3, žinoma, tos polinesočiosios riebalų rūgštys ir 2 tie keiksmažodžiai, eikozapenteno rūgštis ir dokozahekseno rūgštis, kurių turėtume gauti bent 2000 mg dienai, tai yra jūros gėrybės arba riebi žuvis. Tačiau čia iškyla viena problema, kad yra prasta maisto kokybė, maistas labai perdirbtas, jame trūksta mums reikalingų mikronutrientų, to top 5 skydliaukiai, todėl kartais reikia gauti papildomai. Ir pristatysiu tokį labai trumpą atvejį, gal 23 metų mergina atvyko su mama, skundėsi nuovargiu, depresija, augo svoris, žinoma, tas svoris pati mergina kūda, tiesiog subjektyviai taip save įvertina, plus 5 kg per 3 mėnesius, nuotaikų kaitos, konsultuota psichiatro, psichologo, lyg depresija, lyg skyrė gydymą, lyg neskyrė, žodžiu, nelabai aišku, toks neaiškus tos psichoemocinės būsenos. Pasidarėme echoskopiją, kraujo tyrimus ir ką? Autoimuninis tiroiditas. Žodžiu, dar aš kaip tik tos pačios konsultacijos metu sakau, mama, ir jūs gulkitės, pasižiūrėsim jums echoskopiškai ir mamai užsakėm tyrimus, žodžiu, abi turi Hashimoto tiroiditą, tiesiog, mamos tas tiroiditas nebuvo išreikštas, skydliaukė veikia gerai, o dukrai jau tas tiroiditas buvo audringesnis. Gydyti dar nereikėjo, nes hormonų normos buvo geros, tačiau buvo šiek tiek padidėję antikūnai. Tai 3 mėnesius mitybos ir papildų, vaistų, kaip ir minėjau, neprireikė, kraujo rodikliai pagerėjo ir taip subjektyviai pati pasimatavo, svoris lyg ir per 3 mėnesius nukrito 1,5 kg. Ar dėl to, kad pavasaris, ar dėl to, kad po žiemos daugiau įdėti pradėjo, čia neaišku. Ir kada nereikia dar tiroksino, tai yra medikamento, jau vaistinio preparato, esant sulėtėjusiai skydliaukiai, tai mes stebim kas 6 mėnesius ir sprendžiam, ar nepasiekia hormonai tos ribos, kada reikia gydymo. Tai žodžiu, net ir tokius nuovargis, depresiją, svorio augimą galim kartais papildais, omegom, vitaminu D bei selenu normalizuoti. Ir žinutė į namus. Apskritai viso šio pranešimo ir apie skydliaukę bent vieną kartą per metus profilaktiškai atlikti kraujo tyrimus. Ir šeimos gydytojo normoje yra tas TTH. Pagrindinis rodiklis, kuris mums rodo skydliaukės funkciją, tirotropinis hormonas. Tai kai eisit pas šeimos gydytoją, sakykit, daktarė, ištirkit man iš kraujo skydliaukę. Toliau, jei pradėjo augti svoris, nepakitus gyvenimo būdui, ne tik augti svoris, bet yra ir kitų simptomų, pavyzdžiui, depresija, nuotaikos sutrikimai, šalčio netoleravimas, tingumas, mieguistumas, ir žinoma, tas pats svorio augimas, pagalvoti apie skydliaukę, ypač esant kitų simptomų. Ir pagrindinė žinutė ir pagrindinė gal toks, kad joks vaistas ir joks sportas nepakeis to, ką dedame į burną ir kaip gyvename. Ir įdėjau čia tokį paveiksliuką, anglai labai mėgsta sakyti eat the rainbow. Tai reiškia valgyk vaivorykštę, valgyk visų vaivorykštės spalvų daržovių. Raudoni, violetiniai svogūnėliai, cukinija, citrina, pomidorai, žodžiu, kuo daugiau įvairių daržovių valgysim, tuo daugiau gausim visokių reikiamų medžiagų.